Esu Jolanta Vigelienė, šiuo metu KMJU bendruomenės pirmininkė, taip pat esu mokytoja, dirbanti KMJU Antano Strazdo gimnazijoje ir dėstau biologiją. KMJU bendruomenė vadovauju jau nuo 2012 metų ir per šį laikotarpį teko įgyvendinti ne vieną projektą. Paskutinis projektas, kuris buvo vykdomas pagal Rokiškio rajono vietos veiklos grupės finansavimą, atitiko kultūros ir gamtos paveldo sritį, investicijoms į kultūros paveldo objektus bei gamtos objektų įveiklinimą įvykdytas būtent čia KMJUose. Šių lėšų pagalba yra įkurtas KMJU miestelio istorijos ir kunigo ir poeto Antano Strazdo muziejus. Tai projektas, kuriam buvo tikrai labai daug iššūkių, daug veiklos, bet turint darnią komandą, daug pagalbos tiek iš Rokiškio vietos veiklos grupės, tiek iš rajono savivaldybės administracijos, projektą pavyko sėkmingai įgyvendinti. Muziejuje pateikiama ne tik tai KMJU miestelio istorija, kuri siekia beveik 500 metų, bet taip pat ir supažindinama su kunigo ir poeto Antano Strazdo biografija, veikla, ir pateikiama jo tas išlikęs palikimas. Jų giesmė Pulkim ant kelių, kuris skamba po šiai dienai Lietuvos bažnyčiose, būtent yra sukurta Antano Strazdo. Projektų rašymas nėra paprastas dalykas, ypatingai susidūrus su tokiais objektais kaip kultūros paveldo objektais, nes mes visuomenininkai, dirbdami kitose srityse ir tikrai turime pakankamai mažai žinių, mažai patirties. Tačiau nėra neįveikiamų darbų. Darbai visi yra įveikiami ir tos idėjos tikrai yra realizuojamos. Todėl visiems norėčiau palinkėti, nebijokit, drąsiai imkitės savo idėjų įgyvendinimo. Ir labai yra smagu, kada kultūros paveldo objektai yra įveiklinami, kuriuos gali aplankyti žmonės, pritraukti turistus. Tikrai tai yra vertė ir bendruomeniai, vertė ir kraštui.